Noriu paklausti, ar matosi mano ekranas? Taip, matosi ekranas. Galite pradėti. Taip, taip, pradėsim. Taip, tai esu Donaldas Trinauskas, Vilnius Tech architektūros katedros docentas ir gavęs pasiūlymą dalyvauti šiame webinare, pagalvojau, kaip būtų galima įdomiai papasakoti apie fasadą, kadangi kiek iš organizatorių žinau, čia pagrindė bus ne architektai susirinkę, o įvairūs žmonės. Tai norėčiau papasakot apie fasadą kaip vieną iš architektūros elementų, kaip per jį būtų galima atskleisti pastato idėją. Žinoma, architektūra nėra tik fasadas. Architektūra yra kompleksinis menas, tai ir technologija, ir urbanistika, ir funkcija, mastelis, technologija ir kiti elementai. Tačiau šį kartą akcentuosime tik fasadus, o kitus aspektus paliesime tik tiek, kiek jie gali paaiškinti fasadų sprendinius, estetiką, santykį su aplinka ir meninę idėją. Taip kaip architektai naudoja fasadą kaip meninės išraiškos priemonę, įgyvendinami savo kūrybinės vizijas, remdamisi konkrečiais pavyzdžiais aptarsime kaip skirtingi dizaino elementai, medžiagos ir technologijos padeda perteikti pastato tapatybę ir sąveiką su aplinka. Pradžiai trumpai apie kriterijus, kokiais kriterijais buvo atrinkti šitie pastatai. Tai sprendžiau, kad būtų aktualu naudoti gan naujus pastatus, tai visi šie pastatai yra 5-15 metų, tai yra pakankamai nauji ir jie atspindi šiuolaikinės architektūrinės tendencijas. Parinkti pavyzdžiai yra ne tiek technologiškai nauji ir sudėtingi, tiek pakankamai paprasti, bet visi jie turi fasadą kaip architektūrinė idėja. Visuose tuose fasaduose, kaip vėliau matysite, yra užkoduotos prasmės. Tai pagrindė bus nagrinėjami visuomeniniai pastatai, kadangi, kaip žinia, šiems objektams paprastai rengiami dideli konkursai, dažniausiai tarptautiniai, organizatoriai gauna daug idėjų, yra atrenkami patys geriausi projektai ir dažniausiai būna finansuojamas jų pakankamas realizavimas. Tai pradėkim nuo tokių jau ikoninių pastatų, tai yra Luvras Abu Dabyje, jis atidarytas 2017 metais ir jo autorius garsus prancūzų architektas Žanas Novelis. Žanas Novelis sukūrė Luvrą kaip miestą muziejų ant vandens, įkvėptą arabų Medinos ir tradicinių artimų rytų architektūros elementų. Arabų pasaulyje Medina reiškia senamiestį, perjungsiu, kad paaiškint, kas reiškia senamiestį ar istorinį miesto centrą. Tradiciškai Medina buvo miesto širdis, kurie vyko pagrindinė socialinė, ekonominė ir religinė veikla. Šios miesto dalis dažnai pasižymi siaurų gatvelių labirintais, tradicinė architektūra ir turgavietėmis. Čia matosi apskritimas ir yra tas 5 kupolas fasadas, apie kurį mes daugiau ir pasikalbėsim. Novelis siekia, kad pastatas harmoningai susilietų su Persijos įlankos aplinka, muziejus atrodo tarsi plūduriuojantis ant vandens, jo architektūra perteikia modernumo ir tradicijos sintezę. Fasaduose naudojami minimalistiniai balti pastatai, primenantis tradicinius arabų statinius ir subtilūs vandens elementai, sukuriantis ramią atmosferą. Pagrindinė architektūrinė idėja yra šviesos lietus, kurią sukuria didžiulis 180 metrų skersmens kupolas. Taigi šis, kaip pavadinkim, 5 fasadas ir yra pagrindinė kūrinio idėja. Jis sudarytas iš 8 metalo ir aliuminio geometrinių raštų, kurie primena arabeskas. Arabeskos tai sudėtingi ornamentiniai raštai sudaryti iš susipynusių, stilizuotų augalinių ar geometrinių motyvų, dažnai papildyti kaligrafiniais įrašais. Šie raštai yra esminė islamo meno ir architektūros dalis, kuri puošia mečečių, mauzoliejų, rūmų sienas, knygas, kilimus ir kitus objektus. Tokiu būdu šis kupolas, brūkšnelis fasadas, leidžia natūraliai filtruotis saulės šviesai, sukurdamas nuostabius šviesos raštus interjere, kurie pastoviai kinta priklausomai nuo saulės padėties, nuo dienos.
nuo metų laiko, nuo dienos. Čia vat matome centrinę Medinos aikštę perdengtą va būtent šiuo kupolu, kuris ir yra pagrindinė mintis ir originalus fasadas. Sekantis objektas, taip pat ikoninis, yra olimpinis baseinas Pekine, dar vadinamas vandens kubas, atidarytas 2008 metų Pekino olimpiniam žaidynėm. Architektai yra PTV Architects, o inžinierių firma taip pat garsi visam pasaulyje Arup Engineers. Kaip žinia, Kinijos kultūrai yra būdingas simbolizmas. Šalia esančio stadiono Paukščių lizdas suprojektuotas olimpinis baseinas, kurio pagrindinė idėja yra vandens kubas, kurio fasadas tarsi burbulai natūraliai susidarė muilo putose. Sudėtingas fasado raštas buvo sukurtas tarsi perpjaunant burbulus putose. Čia matome pastato maketą. Tokiu būdu išgautas netaisyklingas organiškas raštas, naudojant sudėtingą geometriją vandens kubo fasado danga, yra pagaminta iš 4000 ITFE burbuliukų, kai kurių dydis siekia net 9 metrus. Kas tas ITFE yra? Tai yra etileno tetrafluoretilenas arba viena iš kietųjų polimerų medžiagų sukurta garsios chemijos kompanijos DuPont prieš daugiau nei 40 metų NASA užsakymų naudoti kosmoso programuose. Pačią fasado konstrukciją sudaro plieninis erdvinis rėmas, tai didžiausia pasaulyje ITFE dengta konstrukcija, turinti daugiau nei 100 000 kvadratinių metrų pagalvėlių, kurių bendras storis yra tik 0,2 mm. Ši danga praleidžia daugiau šviesos, šilumos nei tradicinis stiklas, todėl energijos sąnaudos sumažėja apie 30%. Taip pat ši konstrukcija yra 100 kartų mažesnio svorio nei analogiško dydžio fasadinė stiklo sistema sulaikančia konstrukcija. Žodžiu, apibendrinant šią idėją, autoriams pavyko pasiekti puikų rezultatą, kai meninė idėja susijungia su pastato funkcija, su koncepcija, su aukštom technologijom ir todėl šis ir kiti prezentacijų nagrinėjami objektai tampa savo laiko ir vietos ikoniniais pastatais. Kito šiek tiek charakterio yra transporto muziejus Liucernoje, pastatytas 2005, tiksliau išplėstas 2005 metais, architektų Guillaume ir Gouet, šveicarų architektų. Šį kartą kalbėsime ne apie visą kompleksą, o tik tai apie du korpusus, kuris matosi viršuje, tai įėjimo korpusas ir apačioje yra kelių transporto korpusas. Pagrindinio įėjimo korpuso fasadai turi aiškiai išreikštą architektūrinę idėją ratai. Čia, kaip matote, apie visi praktiškai nuo pat pirmo objekto, visi fasadai turi savo tokį kaip pavadinimą, kaip logo, kaip šūkį, tai va šiuo atveju yra ratai. Šis fasadas gana scenografiškas, tai būdinga muziejaus pastatams, kadangi fasadas tampa ekspozicijos dalimi. Ant šio fasado paviršių matome išeksponuotus visų rūšių ratus, sraigtus, ratų ratlankius, turbinas, krumpliaračius, vairus ir kitus besisilpnačius elementus. Ratai tai fasado, vadinkim taip, oda ir pagarba šiam pagrindiniam mechaninio judėjimo elementui. Kitas šio komplekso dalis, tai yra kelių transporto salės fasadas, kuris tęsia taip pat pastato pažinomumo koncepciją ir ekspozicijos tąsą. Iš esmės tai yra uždaro turio angaras, kuriame eksponuojama automobiliai, tačiau fasadas padarytas iš skirtingų formatų ir spalvų kelio ženklų. Kelio ženklai pagal savo grupės ir yra pagrindinė fasado koncepcija. Tai yra nuorodo ženklai, privalomi ženklai, draudžiamieji ženklai, vietovardžių ženklai ir taip toliau. Taigi fasadai tampa savotiška ekspozicijos tąsa, kadangi lankytojas mato savo gimtuosius ar dažnai matomus vietovardžius ir gerai atpažįstamą fasadinę kelių transporto grafiką. Galinis šio pastato fasadas yra
ženklai sumontuoti atvirkščiai. Tai reiškia, kad spalvota pusė nukreipta į pastato vidų, o neapdarota metalinė pusė į išorę. Taigi taip kaip eismo dalyviai mato tuos ženklus skirtus priešpriešiniam eismui iš galinės pusės. Šie fasadai yra gana scenografiški, tinka muziejaus pastatams ir fasadas, kaip minėjau, tampa ekspozicijos dalimi. Be abejo, su laiku daugelis kelio ženklų pasikeis į elektroninius, į ekranus, kai kurių visai nebereiks, kaip bus patys važinėjantis automobiliai. Tačiau tokia architektūra transporto muziejui tik suteiks daugiau autentikos, kaip apie buvusi laikotarpį. De Kruk biblioteka Gente, Belgijoje. Tai architektai yra garsus ispanų architektai RCR Architects. Kartu su belgų architektais Kozy ir Goris realizavo šį objektą. Trumpai, kad suvokt pačią struktūrą, tai taip pat buvo didelis konkursas, laimėtojai, kaip minėjau, RCR Architects. Ir pagrindinė bibliotekos architektūrinė idėja yra miesto terasos, kurios išdėstytos praslenkant pastato aukštus, kurios reaguoja į upės vingį ir sujungia pastatą pėsčiųjų tiltais su kitu krantu. Įdomi ir šio pastato vidaus struktūra. Tačiau, kadangi mes šiame webinare kalbame apie fasadus, taip juos ir panagrinėkime. Čia matome architektų eskizą, kuriam architektai sukūrė individualų fasadą iš plieno konstrukcijų ir horizontalių lamelių, kurios sukuria asociaciją su dokumentų ir knygų lapais. Tokia fasado konstrukcija turi tiek estetinę, tiek saulės kontrolės funkciją. Ir šį objektą norėsiu parodyti dar ir todėl kad jame lankantis bibliotekoje man asmeniškai didžiausią įspūdį paliko net ne tiek fasadas architektūra, nors tai tikrai puikus pastatas, bet kaip veikia kolektyvinė pasąmonė pas architektus, kai naudojami bendri archetipai ir simboliai nepriklausomai vieniems nuo kitų ir ateina panašių laikotarpių panašios idėjos. Čia vat mūsų projektuotas mano kolegos Dariaus Baliukevičiaus Utenos biblioteka, kurios taip pat idėja buvo, ne lapai, bet knygos. Aišku, Utena ne Gentas, taip sakant, bet su mažesniais biudžetais, bet pačios panašios idėjos ir panašus rezultatai. Taip, tada Antverpeno miesto istorijos muziejus. Architektai yra Nutelinks Reidik Architects, Olandų architektai. Antverpene pastatyta 2010 metais. Tai vienas iš ikoninių taip pat Antverpeno miesto pastatų, muziejus bokštas, dar vadinamas MAS. Tai šio pastato fasadų unikalumas yra tame, kad eksterjeras ir interjeras yra kaip Mobijaus juosta, nes pastato aplinka, grindys, sienos, fasadai, lubos yra iš tos pačios medžiagos. Fasado medžiaga yra rankomis pjauto raudono indiško smiltainio plokštės. 4 spalvų plokštės sudėliotos tam tikra grafika. Tačiau, kadangi tai yra rankų darbo plokštės, tai jos sukuria virpantį fasadą ir nėra atsikartojančių vienodų elementų. Fasade atsiranda šviesos ir šešėlių žaismas, skaidrumas ir uždarumas. Gofruoto stiklo fasadas tampa lengva atsvara sunkiai akmens masiai. Gofruotas stiklas sukuria asociaciją su vandeniu, kadangi objektas pastatytas seno doko vietoje. Architektai fasaduose užkodavo daug prasmių, į kurias įsigilinus suteikiama pastatui unikalumų. Papuošalai kniedės tvirtinančios fasadus, gal ne tiek tvirtinančios, kiek yra ant fasadų, yra rankos formos. Tai Antverpeno miesto simbolis. Kaip legenda byloja, Romos kareivis Silvius Bravo nužudė milžiną, nukirto jam ranką ir įmetė į upę. Atsižvelgiant į tai, kad olandų kalba mesta ranka yra Antverpen, taip ir gimęs miesto pavadinimas. Čia matote centriniai Antverpeno aikštėje būtent pagal legendą šį simbolį. Tada pereikim į fasadą, kuris įsisuka į vidinę pastato struktūrą. Ta pati medžiaga
Tik tai šis raštas pratęsiamas ne rankomis, bet metaliniais medalionais. Medalionas atrodo kaip kompasas, tai graži asociacija į uostą, laivybą, tačiau tai ne kompasas, bet meninis projektas, sukurtas specialiai šiam projektui. Eilėraštis medalione neturi nei pradžios, nei pabaigos. Taip pat dešinėje matome penktas fasadas, tai yra aikštė šalia muziejaus, kuri susivokia tik tai iš pastato, bet jinai yra neskiriama projekto dalis. Aikštė suprojektuota iš to paties raudono natūralaus akmens kaip ir bokštas, apsupta terasų, kaip urbanistinė erdvė renginiams ir eksponatams po atvirų dangumi. Centrinės aikštės dalis yra įdubusi ir sudaro pagrindą dideliai menininko Luko Imanso mozaikai Negyva kaukolė. Kaukolė tai universalus mirties simbolis, tačiau jos vaizdas yra tarsi išnykstantis, priminantis, kaip greit gali išblėsti prisiminimai ir kaip istorija gali būti lengvai pamirštama. Be to, kaip žinot, Antverpenas turi turtingą, bet prieštaringą kolonijinę ir prekybos istoriją susijusią su priespauda, karais ir globalizacija. Taip ir paskutinis objektas mano prezentacijoje, tai Simon Mathieu kortas Roland Garros teniso centre. Objektas naujausias iš visų, pastatytas 2019 metais, architektas Marc Membran. Simon Mathieu kortai įsikūrė istorinėme Serdotoil botanikos sode Paryžiuje, kuris yra neatsiejama Roland Garros komplekso dalis. Šis unikalus teniso aikštynas harmoningai sujungia sportą, gamtą, architektūrą ir išlaiko istorinę vietos vertę. Tai pats kompleksas, kurį matome kairėje pusėje šiltnamių, tai pastatytas 1898 metais garsaus prancūzijos architekto Jean-Camille Fournier, žinomo daugeliu objektų autorių. Jis sukūrė dabartinę šiltnamio architektūrą, įspūdingą ansamblį su didžiuliu centriniu metaliniu šiltnamiu, kuris ir tapo šio parko simboliu. Šiltnamio architektūra spindi XIX amžiaus pabaigos pramoninės architektūros stilių, kuriame naudojama konstrukcija metalinio karkaso ir stikliniai paviršiai, kas leidžia maksimaliai išnaudoti natūralią estetiką. Šiek tiek ši estetika net primena Eifelio žinomo inžinieriaus Gustave Eiffel darbus. Plėtojant šį kompleksą kilo daug diskusijų dėl naujų kortų statybos šiame istorinėme sode. Tai buvo tarsi drambliai įsileisti į porceliano parduotuvę. Turėjo būti suprojektuota 5000 vietų sporto objektas, kuris, kad taip įsivaizduoti, yra kaip Kauno sporto halės dydžio. Ir siekiant išsaugoti parko vertę, architektas Membran sukūrė projektą, kur teniso kortai tampa šiltnamių dalimi. Taip ir gimė unikali architektūrinės stiklinės konstrukcijos fasadas su dvigubais fasadais, kuriame auginami augalai. Pagrindinė fasadų idėja yra oranžerija. Architektas pasisėmęs įkvėpimo iš XIX amžių būdingo stiklo ir kietaus šiltnamių suprojektavo fasadą, kur konstrukcijos dera su stikliniais paviršiais, sukuriančios atviros ir natūralios erdvės pojūtį. Vietoj to, kad būtų sukurtas paprastas lygaus stiklo paviršius, naudojamas suskaldytos stiklo plokštumos, kurios išdėstytos skirtingomis kryptimis. Tokiu būdu keičiantis šviesai, keičiasi konstrukcijos apvalkalos, sukuriami atspindžiai. Fasadas tampa tarsi chameleonas. Jeigu atkreiptume dėmesį, stiklai sudėti tarsi konkorėžio ar kita bioninė struktūra. Čia gretima esančios oranžerijos matosi, koks yra santykis tarp šių objektų, nors visiškai skirtinga funkcija ir visiškai skirtingi objekto parametrai. Fasado viduje augantis augalai taip pat keičiasi priklausomai nuo sezono. Ir kadangi šis Roland Garros turnyras vyksta gegužės mėnesį, kaip tik tuo metu prasideda žydėjimas, kas prisideda dar prie pačio turnyro atmosferos ir šio korto išskirtinumo. Čia matome korto pjūvį,
kas labai aiškiai parodo, kad visa utilitari funkcija, kaip sportininkų persirengimai, administracijos sanmazgai ir visa kita infrastruktūra yra sukelta į požeminį aukštą, o visų perimetrų matome tik tai, vadinkim, oranžerijas, kur viduj yra augalai ir e, pusę kortų įleista į žemę, kas suteikia pastatui labai tokį humanišką mastelį. Tai va, ir čia yra paskutinė skaidrė iš Simon Matijo korto ir ačiū uždėmesi, man atrodo, daugmaž tilpau laikas, prašau šiek tiek.